Sveiki, aš Rasa Smaliukienė. Aš esu Matas Pranckevičius. Ir mes Tvarumo centre dėstysim tokį unikalų dalyką, kuris vadinasi Design Thinking ir 3D prototipo kūrimas ir spausdinimas 3D technologijomis. Kursas yra apie taip vadinamąjį Design Thinkingą arba lietuviškai dizainų pagrįstą mąstymą, unikalią absoliučiai metodologiją, kuri priverčia jūs iš idėjos, kuri niekam iš tikrųjų nereikalinga, paversti į be galo prasmingą kūrinį, kurį greičiausiai po to kažką darysite su 3D? Taip, žinoma, mes kursime būtent prototipą, kurį vėliau galėsime atsispausdinti su 3D spausdintuvu ir šiam dalykui mes naudosime unikalią OnShape programinę įrangą, kuri labai gerai tinka tiems, kurie pradeda būtent nuo inžinerinės dalies, tai yra nuo popieriuko iki jau 3D sukurto objekto, tai yra prototipo. Tai norėtumėm pakviesti į šį kursą tuos, kurie turi labai daug įvairiausių idėjų, arba tuos, kaip tik, kurie tų idėjų neturi, tam, kad jie susikurtų ir ne tik tai susikurtų, o vėliau kažką tai iš tikrųjų su jomis nuveiktų. Žinoma, jeigu jūs galvojate, kad turite kažkokią idėją, bet nežinote, kaip pasidaryti galbūt produktą, ar ne, 3D, tai rekomenduoju būtent šitą kursą, kad galėtumėte nuo idėjos perėti tiesiai, sakykime, iki netgi verslo savo sukūrimo, tai puikiai pradžia. Todėl, kad kurti yra smagu. Ir jeigu jūs norite būti tarp tų, kurie kūrė, mielai prašom.